Sveiki atvykę į vakarui skirtą praktiką. Namaste. Atsigulkite ant nugaros patogiai. Kairės rankos delną padėkite ant širdies, dešinės ant pilvo. Atpalaiduokite veido ir kūno raumenis. Sustokite bei nurimkite akimirką. Kaip jūs šį vakarą jaučiatės? Įsitempę, pavargę, o gal kupini pilnatvės ir puikaus nusiteikimo? Jei šiuo metu yra bent vienas dalykas, mintis, emocija, kurią norėtumėte paleisti ir nebelaikyti savyje, taip ir padarykite giliai per nosį įkvėpdami, o iškvėpdami per burną. Dar kartą giliai įkvėpiam ir iškvėpiam per burną tai, ko šį vakarą mums nebereikia. Įkvėpiam giliai, rankas pakeliam virš galvos, smarkiai pasiraižydami. Kairės rankos delną apkabiname dešinį riešą ir viršutinę kūno dalimi pasvyrame dešinėn. Kojomis einame į dešinę pusę. Bananasana. Kūnas išlinkęs it bananas. Tempiamas ir išilginamas visas kairysis šonas. Su įkvėpimu sugrįžtame į centrą, o iškvėpimu dešiniu delnu apkabiname kairės rankos riešą ir judame kojomis bei viršutinę kūno dalimi į kairę pusę. Šoninis pasirąžymas, kurį galite daryti net savo lovoje tiek ryte, tiek vakare. Ir vėl sugrįžtame į centrą. Rankas išskleidžiame į šonus, o pečius tvirtai paguldome ant žemės. Klubus kilstelime nuo takelio ir pasisukame į dešinę pusę. Pečiai visą laiką guli ant žemės. Kairėje koją tiesiname ir šiek tiek kilstelim link krūtinės, o dešinėje sulenkiame per kelį bei kairiąją ranką įmame už čiurnos. Jei pečiai vis dar nepasikėlė nuo žemės, kairės rankos pagalba galime dar labiau pritempti viršutinį šlaunies raumenį. Kvėpuojame ramiai ir pastoviai. Švelniai išeiname iš pozos, abi rankos išskleistos į šonus, keičiame puses. Šįkart dešinė ranka paims kairės rankos čiurną bei švelniai truktels ją aukštyn link pečių. Kvėpuojam ir atsisveikinam su paskutinėmis mintimis apie tai, ko šį vakarą mums nebereikia. Sugrįžtame į centrą, pasitaisome maikutėje ir pas jus taip smarkiai pučia vėjas, arba tiesiog pasikeliame tiesia nugara ir atsisėdame sukryžiuotomis kojomis. Jei šiuo metu jūsų priekyje dešinė koja, tuomet krūtinę lenkiamės į kairę pusę, o jei kairė į dešinę. Pratempiame šoną ir nepamirštame kvėpuoti. Su kiekvienu iškvėpimu pratempimas gilėja. Sugrįžtame į centrą su įkvėpimu, pakeičiama pėdų padėtį ir gulamės į kitą pusę. Tolygus kvėpavimas leis visiškai atsipalaiduoti pozoje.
Sugrįžę į pradinę padėtį atremiame pėdą į pėdą, o rankas padedame už nugaros. Jomis remiamės, kilstelim dubenį nuo grindų ir pasisupuojam pirmyn atgal keletą kartų. Dinamiškai atveriame klubus. Ištiesiame kojas priešais save. Sulenkiame dešinę koją prie krūtinės bei čiurną paguldome virš kairės kojos kelio. Rankomis atsiremiame už nugaros bei lenkiame kairį kelią tol, kol nugara lieka tiesi bei nejaučiame diskomforto kelio srityje. Ištiesiname kojas ir tą pačią asaną atliekame su kita koja. Pastarosios pozos atpalaidavo klubus, suteikėme jiems daugiau erdvės. Ištiesiname kojas priešais save. Sukryžiuojame kojas, padedame delnus priešais save ir susitinkame ant visų keturių. Pečiai lieka virš riešų, dubuo virš kelių, pilvas suimtas. Įkvepiame ir pradedant nuo uodegikaulio išsiriečiame keldami krūtinę aukštyn. Iškvepiame ir vėl pradedant nuo uodegikaulio susiriečiame. Keletą kartų kartojame savo kvėpavimo tempu. Įkvepiame bei sugrįžtame į stalo pozą. Atsiremiame kojų pirštais į grindis bei sėdmenis padedame ant kulnų. Nugara tiesi. Ši poza gal ir nelabai maloni, tačiau jūsų pavargusios čiurnos po jos jums padėkos. Visos keturios. Išorinę pėdų pusę švelniai patapšnojame į grindis. Taip atsipalaiduoja čiurnos. Galiausiai atsiremiame kojų pirštais į grindis. Tvirtai remiamės delnais į žemę ir keldami klubus aukštyn pereiname į žemyn žiūrinčio šuns pozą. Sulenkiame kelius. Įtupiame. Stumiame uodegikaulį link kulnų. Visiškai ištiesiname nugarą. Galime lėtai paspirokliuoti kojomis, išlaikydami tiesų stuburą. Pradedame švelniai stumti abu kulnus į žemę, tiesindami kelius. Įkvepiame, pereiname į lentos pozą. Kūnas vienoje tiesioje linijoje. Iškvepiame žemyn žiūrinti šuo. Įkvepiam lenta. Iškvepiam žemyn žiūrinti šuo.
Įkvėpdami keliame dešinę koją aukštyn, klubai lieka nukreipti į žemę. Iškvėpiam ir koją pastatome tarp rankų, kelias virš čiurnos. Įkvėpiam, ištiesinam priekinį kelią, atsibuodami atgal. Iškvėpiam bei vėl lenkiam kelią. Kvėpavimas suderintas su judesiu, savo tempu siūbuojam kelis kartus. Su įkvėpimu keliam krūtinį į rankas aukštyn. Galinė pėda lieka tvirtai remta į grindis. Sukame kulną į dešinę pusę. Kairė ranka kyla į viršų, rotacinis viršutinės kūno dalies judesys. Iškvėpiam bei delnus dedame ant žemės. Čaturanga dandasana, žema lenta. Lengvesniai pozos versijai kelius padėkite ant žemės. Švelniai atsigulame ant pilvo, rankas ištiesiname virš galvos. Įkvėpiame ir keliame dešinę ranką bei kairę koją aukštyn. Padedame ant žemės. Įkvėpiame, kairė ranka ir dešinė koja kyla virš žemės. Paguldome galvą ant žemės ir akimirką pailsime. Pasiūbuojame klubus, atpalaiduodami apatinę nugaros dalį. Rankos virš galvos ir keliame jas abi bei kojas aukštyn. Kvėpuojame. Atsipalaiduojame, padedame galvą į kitą pusę. Dešinė ranka paėmėme dešinės kojos čiurną. Pilvo preso pagalba keliamės aukštyn. Kita pusė. Švelniai kvėpuojame. Šį kartą pailsime kaktą padėdami ant rankų. Ties krūtinė rankomis atsiremiame į žemę, įžergiame kojas ir pereiname į vaiko pozą. Su iškvėpimu leidžiame krūtinę žemyn. Jei norisi gilesnės pozos, atsiremkite rankų pirštų galiukais į žemę ir kilstelkite delnus bei visas rankas aukštyn. Įkvėpiame visos keturios.
Iškvepiame žemyn žiūrinti šuo. Įkvepiame bei keliame kairę koją aukštyn, klubai nukreipti į žemę. Iškvepiame, koją pastatome tarp rankų, kelias virš čiurnos. Įkvepiam, tiesiname priekinį kelią. Iškvepiame, sulenkiam kelią. Pakartojame keletą kartų. Su įkvėpimu keliam krūtinę į rankas aukštyn. Galinė koja lieka tvirta. Kairę ranką padedame ant dešinės kojos, o dešinėje ranką keliame aukštyn. Delnus padedame ant žemės, tuomet pereiname į žemą lentą. Iškvepiam, įkvepiam aukštyn žiūrinti šuo. Iškvepiam žemyn žiūrinti šuo. Pailsime vaiko pozoje. Švelniai pakylame ir atsisėdame ant kulnų. Kelius suglaudžiame. Tuomet dubenį pakeliame į kairę pusę atsisėsdami ant žemės. Įkvepiame ir keliame dešinę ranką aukštyn. Iškvepiame, apkabiname kairės kojos kelią. Rotacinis judesys. Kairė ranka lieka už nugaros arba apsivijusi visą nugarą liečia dešinės kojos klubą. Grįžtame į centrą ir padedame klubus į kitą pusę. Kairė ranka aukštyn užkabina dešinę koją. Dešinė ranka už nugaros. Sugrįžę į centrą ištiesiname kojas ir lengvais judesiais atpalaiduojame kelius. Pamasažuojame pėdas, keldami aukštyn žemyn. Apsikabiname dešinės kojos kelią ir paguldome jį į šoną. Įkvepiam ir ištiesiname nugarą. Iškvepiam bei lenkiamės link kairės kojos. Pakylame aukštyn ir tą patį lenkimas į priekį kartojame su kita koja priekyje. Kiekvienas iškvėpimas jums leis atsigulti dar žemiau.
Sugrįžtame į pradinę padėtį. Ištiesiname abi kojas ir lenkiamės viršutinę kūno dalimi į priekį. Pasilenkimai į priekį jaukios raminančios vakarui tinkamos pozos. Keliamės aukštyn, sulenkėme kelius bei pražergėme kojas, nugara lieka tiesi. Siūbuojame kelius į vieną ir kitą pusės. Nusišypsom savo ir savo dienai. Kojos sukryžiuotos, o delnai nugulę ant kelių. Giliai įkvepiam ir paskutinį kartą iškvepiam per burną. Likę tik tai, ko reikia – erdvus kūnas ir vidinė ramybė. Namaste.